šiandien bus įrašas ne apie tėvystę, o tiesiog mano vakariniai apmąstymai ir tikiu, kad jeigu tu šiandien pamatei šį video, galbūt tau reikėjo jį pamatyti. O aš noriu papasakot. Aš vakar turėjau pasimatymą su savimi. Mo muziejuje vyksta nauja paroda, labai norėjau ją aplankyti. Tai pasipuošiau, apsirengiau labai gražiai ir nuvažiavau. Pasivaikščiau, po to užėjau į savo mėgstamiausią restoraną pavalgyti ir patenkinta, laiminga, kaifuodama pati nuo savęs, su taksu grįžau namo. Ir žinai, kas įdomiausia? Kai tu nesi santykiuose, tu tarsi lauki, kad kažkas ateis, tavimi pasirūpins, tave kažkur pasikvies, nustebins tave, gal lepins, tarsi bus tavo gyvenimo liudininku, bet tu pats ar pakviestum save į pasimatymą, ar tau pačiam būtų įdomu su savimi. Ir aš pasirinkau nieko nelaukti, gyventi savo nuostabiausią gyvenimą, rinktis save kasdien ir nelaukti, kad kažkas ateis ir tarsi užpildys kažką, nes tu jau esi pilnas. Ir toks užbaigimo klausimas: o kas lieka, kai šalia ne vieno? Tu ar tuštuma?